Nuo rugsėjo pradžios Rokiškio krašto muziejų puošia ypatinga geriausių šalies medžio drožėjų paroda, kurią sekmadienį vainikavo laureatų ir prizininkų paskelbimas bei premijų teikimas. Tai ne 22 kartą vykusi respublikinė konkursinė paroda skirta legendinio 20 amžiaus dievdirbio Liongino Šepkos atminimui. Ši paroda yra išskirtinis toks reiškinys Lietuvoje, kai visos Lietuvos medžio drožėjai suveža darbus ir tą, galima sakyti, dalyvavimo parodoj lemia noras ir pačių meistrų tobulėti ir žinoma pagarba medžio drožybai, tradicijoms. Rokiškiui turinčiam tokią gilią drožybos tradiciją, kurią Rokiškis puoselėje prisimena nuo mūsų žymiausio drožėjo, drįsiu sakyti, turbūt ir visoje Lietuvoje, Liongino Šepkos, tai jo vardo premijos konkursas yra ypatingas. Tai yra dalis Rokiškio gyvenimo, tai yra dalis Rokiškio identiteto ir mes be drožybos, be skulptūrų, be medžio neįsivaizduojam savo krašto, savo muziejaus, savo miesto, savo miestelių. Tai yra tarsi genas, kuris perduodamas dabar iš kartos į kartą. Ir ši paroda, šis konkursas kasmet sukviečia drožėjus, menininkus iš visos Lietuvos. Paroda organizuojama nuo 1994 metų ir šiemet švęstas jos 30-metis. Tačiau iš tiesų įvyko 22 kartą, nes pasak organizatorių būta pertraukų. Šiemet dėl laureato vardo tradicinėje konkursinėje parodoje varžėsi 33 medžio drožėjai iš 19 šalies rajonų. Iš vienos pusės tradiciniai religiniai motyvai, tradiciniai, pavyzdžiui, Šventas Jurgis, ten Kristus, Šventas Petras, taip toliau, vyskupai, kunigai, angelai. Iš kitos pusės yra ir šiuolaikinių motyvų. Netgi kai kurie žaislai, kaip čia matau autorių, kai kurie žaislai jo padaryti. Vienu žodžiu, plati skalė ir su inkilėliais, ir žuvys, ir visokie. Manau, kad ta skalė labai gerai, nes apsiribojimas vien religiniais motyvais siaurina tematiką. Komisija šiemet išrinko 2 savivaldybės įsteigtą premiją laimėjusius ir pasidalinusius laureatus. Jais tapo medžio drožėjai Pranas Dužinskas ir Rimantas Zinkevičius. Dar 2 kiek kuklesnės premijas finansavo Lietuvos kultūros taryba. Taip pat savo favoritą galėjo rinkti ir parodos lankytojai. Lankytojų simpatijų prizas šiemet atiteko meistrui Edmundui Gaubui. Dar išdalinta ir 6 kitų specialiųjų diplomų.